Labai džiaugiamės, kad atėjote šį šiltą ir malonų vakarą pabūti kartu, pasidalinti šypseną ir nuoširdumu, gėriu ir gerumu. Kiekvienas žodis atrodo gražesnis vienas už kitą, savo tiesa, prasme ir turtingumu. Lyg tylia daina, lyg prasminga melodija, liejasi gerumo kalba. Klausytume, klausytume ir klausytume. Mes kiekvienas turime ir pažįstame savo gerumą. Su juo lyg bendraujame, kalbame, klausyčiau ir neatsiklausyčiau gerumo kalbos. Lyg ne žodžius girdėtum, o pats brangiausias aksomas tavo veidą paliestų. Taip tyliai, švelniai ir ramiai, kaip mus jūsų gerumo sparnai. Tikriausiai gabalėlį mačiausios spalvos, balta žiemos pūga, cinamono kvapo, kalėdos linksmomis, visi jau suprato, naujų žaislų vaikai iš rankų nepaleis, matytės džiaugsis naujais kailiniais, paragau kalėdų atsigau nuo rudens, staiga šoka jau niekur nebeliko vandens, paragau kalėdų nuo rudens atsigau. Poros geručių patelių, tada miesto gatve, primerks sidabro varpelių, primins kalėdos jau čia, paskambinsiu draugui geriausiam, išvis gražiosios kavos, o jis atsineš tikriausiai gabalėlį mačiausios pūgos, balta žiemos pūga. Cinamono kvapo, kalėdos linksmomis, visi jau suprato, naujų žaislų vaikai iš rankų nepaleis, matytės džiaugsis naujais kailiniais, paragau kalėdų.
nerašiau, iš užburkusių raiščių, iš nevylių, nekenčiu, neatleidžiu, prarasto, nerasto, iš netesėto, pasigvišto svetimo savo vėjų pasėto, iš bukumo, kvailumo, nesupratimo, nužmogėjus visus jų karo žaidimo, užgersiu sukylį dėl neįpirkto vaisto lėšo sapno ramaus, nekalbant teisto šitą tai nerašiau, aš iš nevilties, iš tavęs mano broliai, tiek pats savęs paties, viso to, kas mumyse tamsos, nesudegus ant namų mergytės žiemą visos, nebrūktos drąsos, pasustovinau, viršūnių visų, kur net nebandė likos to, ką galėjai pakeisti, bet nepasiryžai, į trumpam išėjai ir niekada nebegrįžai. Sunku uždegti tamsą, lengviau gesinti šviesą, ar man padėsi, vien taip, mes būsim jau dviese. Sunku uždegti tamsą, lengviau gesinti šviesą, ar apsimerksi, apsistosi, ar išsidiesi. Aš šitą tai nerašiau, kai brolis išdavė brolį, iki tarpas kelai vaidino didelį suolį, sėkmės laikinumo, budelio laiko iš to, ką jaučia tėvai, kai laidoja vaiką rašiau žmonos. Maniau, kad ji, mano geriausia draugė, pasakydavau jai visas paslaptis, o į kitiem išplepėjo. Tai kas yra draugystė? Kodėl mes taip ilgai augam? Kadagi tas 18 gimtadienis? O mano kaimynai nuolat baras. Tai kam jie kartu gyvena? Man įdomu, kokių darbų žmonės per savo gyvenimą padaro daugiau, gerų ar blogų? Kodėl laimės akimirkos tokios trumpos? Ar į užsienį reikia važiuoti tam, kad užsidirbtum? Ar suprastum, kas yra gyvenimas? Kodėl dažniausiai įžeidžiame žmonės, kuriuos mylime? Kodėl žmonės sapnuoja? Kodėl mes nuolat atsitrenkiam į abejingumo sieną? Kodėl? Kodėl? Kodėl mes tiek mažai žinome? O ką jūs čia darot? Juk čia nieko nėra. Taip, klausimų ir kankinančių problemų stiklo siena. Nieko nematau. Visas šios kliūtis ir pačios didžiausios stiklo sienos yra mūsų galvose. Kaip gražiai sninga! Pažiūrėkit, vabaliukai! Ką jie čia veikia? Užtrėkšiu! Sugausiu! Nedrįskit. Kažina tau būtų malonu. Tai koks milžinas įdėtų į dėžutę ir sušauktų. Kas norite sliekų? Susiraminkit ir paklausykit, ką aš jums papasakosiu. Kaip visada. Na taip, Ir vėl. šiandien patapę pasakų bobutės. Pasako, čia visi savi. Kartą vaikystėje radau kažin kokių keistų vabalėlių kaimelį. Pastatyti iš mažyčių žemės kauburėlių. Ilgai stebėjau jų buitį, kol ten
Pamačiau tai, ką mes patetiškai vadiname gyvenimu. Vieni vabalai stiprus, gražus, bausuotais sparnais, žvilgančiomis pažandėmis, bet vienas ypatingai skurdžios išvaizdos, nudžiūvusią koją, ašarą žvilgančiomis akimis, vis triūsia ir triūsia, aiškiai per sunkius darbus, vis klupdamas ir sustodamas. Bet vieną dieną atvažiavo didelės mašinos ir sumindžiojo viską. Kokia tu beširdė? Kodėl nieko nedarei? Taip, mes daug ko nepadarome, bet visada galima keistis. Reikia dirbti su savimi. Pasižiūrėkit, mūsų vabaliukai pasislepia. Šaunuoliai, šio šūkio skiriu mūsų narsiem vabaliukam. Gerai sugalvojat, kad miške laužą užkūrė. Pirštai šąla. O žinote, kad mes dažnai kalbame apie pasaulio pabaigą. Bus ir mums kaip tiems vabalėliams. Nesąmonė. Tu galvoji, kad tai tiesa? Muilo burbulas eilinis. Dėmesio nukreipimas nuo politinių ir ekonominių problemų. Girdėjau, kad žmogus turi jausmų, emocijų, poelgių ir energijos taurę. Ką čia paistai? Ta taurė tai mūsų siela. Tik taurę lengviau įsivaizduoti. Tai taip ir sakyk. Pykstant, pavydint, darant blogus darbus, vis labiau ir labiau užsiteršia taurėje esantis skystis. O tas skystis juodas kaip derva. Mistika, taurė, smala. O kaip tą tavo teoriją pritaikyti, kaip miršta ką tik gimusieji vaikai? O jeigu egzistuoja aukštesnė jėga ir ji mus galėtų traiškyti, deginti, kaip mes vabalus. Dabar tu čia kalbi nesąmonės. Siaubo istorijų gana šalta. O aš manau, kad tą vandenį ar sielą galima išvalyti. Juk viskas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Kokius žodžius ištarti, kad suteiktum džiaugsmą? Kokiais žodžiais išreikšti draugystę? Sesė, kokius žodžius kartoti, kad perteiktų meilę? Kokiais žodžiais prabilti, kad
apgaubtum kitą švelnumu. Jei paprasčiausiai žvelgiu į tave ir šypsausi tau, o mano delne atsiranda tavo ranka, tuomet ir tu išgirsti reikalingus žodžius mano tyloje. Ar visada reikia sakyti, myliu tave? Ar visada būtina tai sakyti? O gal tiesiog tai reikia ištiesti ranką? Jums įdomu, kaip galite prisidėti prie geresnio pasaulio kūrimo? Mylėkite savo artimus. Tegul kalėdų naktį tylia, atsielina vaikystės pasaka šventa. O dovanų krepšelyje tebūna ramybė, meilė, santarvė ir sveikata.